Labas, sveikinuosi su jumis iš mūsų nakvynės vietos, kuri yra tarp dviejų nedidelių miestelių pavadinimais Las Curas ir Canada de Galego. Norėjau parodyti, kad visai čia esame neblogai įsikūrę. Turime prieėjimą prie privataus paplūdimio. Aišku, čia krantai nėra patys gražiausi, krūmokšniai aplink, bet štai ten tolumoje kalnai. Na, o čia, iš tikrųjų net nežinau, tikriausiai braškes augino, nes yra didelė lysvė apdengta polietileninė plėvele. Pastarųjų kelių dienų iš tikrųjų net nefilmavome, nes neturėjome nieko itin įdomaus parodyti, o kaip ir nesinori jums pliurpti beleko, norisi papasakoti ką nors naudingo, kad tą informaciją galėtumėte ir jūs pasinaudoti patys keliaudami, tai tiek. Bet šiandien norėjau pasidalinti tokia, sakyčiau, problema, kuri mums kilo keliaujant šiuo metu Ispanijoje pavasarį, tai nakvynės vietos. Kai keliavome vasarą, aišku, mes keliavome šiaurės dalyje, tai gal dėl to tokių problemų nekilo, tačiau dabar, kai keliaujame link pietų, tai kuo leidžiame žemyn, tuo mažiau nakvynės vietų. Ir aš kalbu ne tik apie tai, kad mažiau nakvynės vietų su tualetais, su priėjimu prie jūros, ten su visais kitokiais patogumais, bet apskritai nėra paprasta susirasti nakvynės vietą čia, nes labai daug yra aplinkui kemperių, tiesiog automobilių, turistai visur. Ir susirasti vietą tokią atokesnę, kad vat ir šuniuką būtų galima paleisti, tai irgi nėra labai paprasta. Būdami šiaurinėje dalyje mes ieškodavome vietos, kuri yra mums gražesnė, su daugiau patogumų ir panašiai. Tiesiog rinkdavomės iš daugybės variantų patį gražiausią, kas mums labiausiai patikdavo. Tai čia tokios prabangos mes neturime ir mes jau renkamės ne tiek, kad būtų gražu, bet apskritai, kad rastume, kur pasistatyti savo busikėlį. Nes pavyzdžiui, vakar irgi buvom susiradę tokią vietą, ganėtinai neblogą, prie paplūdimio irgi. Tačiau mes vos tik įvažiavom tenais. Atrodo, daug tos vietos buvo, nes ten buvo ganėtinai platus paplūdimys, tačiau ten tiek buvo kemperių, autobusiukų, mašinų, su palapinėm, su viskuo. Net iš tikrųjų gailiuosi, kad neparodžiau, bet tiek to. Manau, kitą kartą tikrai parodysiu, kiek aplinkui čia yra turistų. Aišku, savaime suprantama, nes kuo piečiau, tuo šilčiau ir kadangi dar yra kovo pabaiga, tai visi traukia kur šilčiau. Tai tas tikrai matosi ir su nakvynės vietom irgi labiau yra problema. Kur atvykome čia, irgi buvome susiradę kitą vietą, kuri yra netoliese, bet ten pasirodo jau uždaryti ir jau nebebuvo įmanoma privažiuoti. Matyt, anksčiau kažkada buvo, gal ir galima kemperiauti tenais, bet dabar kažkodėl tai negalima. Tai mes tiesiog pavažiavome šalia netoliese, gal porą kilometrų ir radome tokį plyšelį. Netoli įėjimo prie jūros. Pasimėgavome dieną, jau antroji pusė, to pasakysiu kiek, dabar turime 3 valandas ir su Gabija nusprendėme, kad per daug šioje vietoje nebebūsime ir pradėsime judėti toliau link Malagos krypties. Vienas, aišku, minusas, kadangi Malagoj šiuo momentu yra liūtis, šalta, 14 šilumos, pas mus dabar, kaip matote, ir su maikutė ir šortais tikrai geras oras, tai dar svarstysime eigoje, bet susiradome kitą nakvynės vietą, kurią parodysime jums atvykę jau tik tai į tą pačią vietą. Kiek čia mūsų atvyko. Bet dar, kadangi mes buvome prie jūros, kuomet yra irgi kartais geri dideli gūsiai vėjo, dėl to mūsų autobusas, kaip matote, yra ganėtinai dulkėtas. Gabija susipakavusi pūkis irgi gale, tai dėl to nusprendėme, kad būtų neblogai dar susirasti plovyklą. Bet šiandien yra didysis penktadienis ir ispanai, kuomet švenčia ir atostogauja, tai yra atostogauja, tai va klausimas, kiek rasime dirbančių plovyklų. Bet tikimės, galbūt savitarnos plovyklos dirba 247 ir problemų tame nebus. Tai judame į kelią. Atvažiavome į degalinę, užsipilt kuro. Atvažiavome degalinę užsipilti kuro, tačiau, kiek matau, nelabai kas ir dirba. Aišku, gal ir klystu, bet matau langai uždaryti. Jaučiu ne. O tikrai tikėjausi, kad bent, nedarbo dieną degalinės dirbs, nes tikrai, nes tada stoja visa ekonomika. Ir vakar sakiau apie pirmą pavarą, kad sunku įmesti. Tai žodžiu, važiuojam toliau, žiūrėsime, kas gero.
Taip pat atvažiavome dar mašiną nusiplauti, tik va nežinau, ar irgi dirba čia kažkas, ar nedirba. Kaip sakai, Gabija, dirba? Nežinau, palauk, biškai pažiūrėsiu šitą automatą. Nu, šiaip pasižiūrėjus, atrodo, kad jisai turbūt apskritai nedirba. Nes, ta prasme, net nerašo jokių skaičiukų nieko ir jisai toks dulkėtas visas, kad atrodo jau nenaudotas nežinia kiek laiko. Tai žodžiu, kai matau Ispaniją, jeigu švenčia, tai švenčia, nes esmė tame degalų neužsipilsime, kaip Gabija rodė į plovyklą, nuvažiavome, kažkaip ten atrodo jinai net nelabai veikinti arba veikinti, tik 5% pusę mygtukų kažkokią šudėją išlaužyti. Tai žodžiu, turime visi daugiau, tiksliau, mažiau negu pusę bako, mums reikia iki nakvynės vietos važiuoti apie 130 km, tai tiek užteks, o man atrodo rytoj šeštadienį parduotuvės turėtų dirbti. Ir paskui vėl 2 dienas tai dirbs, tai dėl to turime progą rytoj, jeigu ką dar dasipirkti kokią vandens, jeigu mums bus trūkuma, užsipilti kuro ir tada jau laukti antradienio. O, ar plovykla dirba? Radom kitą degalinę. Repsol. Ir geriausia, kad dirba ir plovykla. Tai dėl Liuks. to ir užsipilsim kuro ir nusiplausim automobilį. Repsoliui pliusas, BP, minimalus minusas, bet aišku, teisingai. Žmonės, jeigu išeiginė, tai ir turi išeiginį švęsti. Kas Ispanijai smagu, kad kuro užpila visur praktiškai. Tiesiog reikia pasakyti kiek ir kokio kuro ir tau užpila. Kiek sumokėjome? Realiai, Ispanija nebėra tokia skausminga kaip Prancūzija ar Vokietija, nes ten ir buvo ir 2,20 ir 2 eurų, čia, man atrodo, 71 eurų užsipildė, o Gabija, tu matei, kiek kaina buvo kuro? Ne. Matai, supratau. Matau, tada jeigu dažlibinu 1,5, priartink telefoną geriau. Nu, matosi, 1,5 su centais. Atvažiavom į plovyklą ir pamačiau labai įdomų ženklą, kas tikrai prajuokino. Kad negalima čia plauti traktoriaus, negalima plauti augintinių 4 kojų. Ir dar, Gabija, paprašysiu tavęs dabar plausti mašiną, pažiūrėk, ar bėga per galinės duris vanduo ar nebėga, kur visiems sakiau jau praeitame vloge, kad šios durys yra kiauros. Tai įdomu, ar biškai toks įsimadėkinimas, uždėjimas tarpėnės padėjo ar nepadėjo. Tai toj pamatysit. Mes visuomet turim šiokių tokių problemų su savo transportu. Taigi dabar tiesos akimirką ir pasižiūrėsime, ar veikia Tomo padaryti sprendimai ar neveikia. Tai tuoj tikrinu. Čia lyg viskas gerai. Čia esmė tame, kad čia faktiškai galiu už šitų gumų užkišti pirštą. Tai kaip ir viskas aišku, kodėl bėga. Daugiau ir nekomentuosiu. Čia lyg ir sausa. Čia lyg ir gerai. Na, kol kas kaip ir gerai atrodo. Pirmasis kelių mokestis Ispanijoje. Bilietukas. Esmė tame, kad čia tik tai pasiėmėm bilietėlį ir jaučiu po to nusukant, jau susimokėsime. Na, o dabar bus įdomu pasižiūrėti, kiek teks susimokėti. Tai čia jaučiu, kur ta raidė. Traukiam kortelę, nusileidžiam langą. Kiek spėjai? Aš tai sakau 5 eurai. Aha. Dabar. Kaip man nepatinka, kodėl viskas taip turi būti toli. Tai gal ne per toli, gal tu tiesiog neprivažiuoji. Pastebėjau, kad kažkodėl nepatinka jiems Revolutas šiandien, tai pabandome su Luminoru. Yes, I take the ticket. Važiuot kažkur kitur, kaip supratau, reikia. Aš nesuprantu pusės sistemų niekada. Ir dar nekalba angliškai, bet tame yra problema. Nepriima kortelės, nekalba angliškai. Hola. Hello. Thank you very much. Adios. Thank you. Va, galiau. Viskas gerai. Važiuojam toliau. O
O vietos čia tai tikrai įdomios. Realiai net tikrai nepanašu į tą Ispaniją, kurioje esame buvę. Taip viskas labai kitaip atrodo ir neįprasta akiai, tai tikrai labai fainai. O štai ir mūsų nakvynės vieta, kurioje planuojame likti. Ir turbūt gal čia ir pasiliksim, nes matau, kaip ir mašinų nėra labai daug, ar ne? Taip, teisingai. Ir vieta tai tikrai labai graži. Labas rytas, išaušo kita diena ir mes su Gabe traukėme į žygį. Žygis per tą pačią dykumą, tiesiog realiai kitoj magistralės pusėje, tačiau per All Trails programėlę matėme, kad yra apie 150 teigiamų atsiliepimų ir galvojame, kodėlgi neapsilankius, kadangi visą tai pasiekiama nuo mūsų parkingo, kurį matėte už mūsų. Nakvojame tikrai ne vieni, tačiau naktis buvo ganėtinai rami, šiek tiek naktį palyjo ir kiek matėme pagal orų prognozę praneša lietų apie 2-3 valandą. Dabar turime po 9, tai turime kelias valandėlės žygiavimo, kiek mačiau pagal maršrutą ir paskui spręsime, kur toliau judėsime, nes Velykų savaitgalis pranešamas šiandien lietingas. Žygio pradžia truputį įdomesnė, mums teko ateiti iš ten. Ten yra autostrada, šalia žiedas ir daug visokių keliukų, tai mums teko atbėgti, va taip, nuo ten iki čia ir keliukas pradžiai toks nieko neypatingas, kaip važiuojamasis mašinoms, tikrai nepanašus į žygio, na bet keliausim toliau ir žiūrėsim, kas gero. Fuksas, kaip visada, susidomėjęs viskuo, ką tik tai randa. Jis šią kelionę labai nori visur eiti, viską tyrinėti ir jeigu jam tik pasakom, kad mes eisim kažkur, tai neįmanoma tiesiog. Jis bėgte eina. Nesvarbu kur, bet jam svarbu eiti. Dar norėjau pasidalinti tokiu vienu komentaru apie šitą žygį. Šiaip įprastai populiarų žygiai būna sužymėti, kur reikia eiti, tai koliukais arba tiesiog ant akmenų būna eilutės linijos sužymėtos, o čia nėra nieko panašaus, keli koliukai tik tai pastatyti, tai iš tikrųjų labai sunku orientuotis ir vietom, vat kaip ir dabar jau matau, kad nuėjau ne ten, kur reikia. Kraštovaizdis aplinkui yra visur vienodas, nieko labai išskirtinio ir tarkim eini, atrodo eini tą keliu ir tada pasuki į šoną. Atrodo, kad takelis veda, o po to jau jis nebeveda. Tai realiai mes turbūt dar papildomų kilometrų sukorėme, vien dėl to, nes nežinom, kur eiti. O šiaip, visai gražus vaizdas. Išlindus labiau iš tarpeklio su Gabe pamatėme, kad orų prognozės realiai atitinka realybę. Kaip matote, tenai kalnuose, ten kažkur mūsų parkingas. Ir artėja ganėtinai nemankas debesėlis. Bet dėl ko aš filmuosiu dabar dėl šio dalyko, nes noriu pasakyti, kad priklausomai nuo šalių reikia tikrinti atitinkamas orų programėlės. Nes, pavyzdžiui, Ispanijai pastebėjom, kad geriausiai veikia iPhone, pavyzdžiui, orų programėlės. Kur nors užsienį keliaujant kitur, Prancūzijoje, Vokietijoje viskas gerai buvo su ir.no orų programėlė. Jis yra Norvegų žvejų, kiek žinau, bet aš ją asmeniškai naudoju Lietuvoje, nes labai tiksliai parodo irgi. O Ispanijai pastebėjome, kad viską tiksliausiai rodo iPhone orai. Bet aišku, orai kalnuose yra neprognozuojamas dalykas, tai kaip visi sako, reikia išėjus pažiūrėti į dangų. Spėjome laiku grįžti atgal į autobusą, nes pradėjo lynoti. Ir matėme, kad visas šitas Velykų savaitgalis toks pats numatomas būtent pietinėje Ispanijos dalyje. Dėl to nusprendėme, kad su Gabe nuvyksime į kempingą. Įsinuomosime, mačiau, rado apie 20 eurų, nes esmė tame mes jau savaitę keli esame. Norėtųsi įsiskalbti drabužius, nes jų atsargos jau po truputį mažėja švarių. Taip pat pasipildyti vandens, ištuštyti tualetą ir pralaukus šitos prastesnius orus jau nuo pirmadienio, o gal net ir sekmadienio, nes šiandien yra šeštadienis, tęsti toliau savo kelionę.
Atvykom į kempingą. Kaip matot, su oru labai nepasisekė. Temperatūros irgi ne per daugiausiai. Na, o mes kol kas su Fuksu laukiam autobusiuke, kol Tomas sugrįš. Jisai nuėjo pasidomėti, kokia čia situacija su įvažiavimu, kadangi atvažiavom į vieną vietą, nieko nebuvo, atvažiavom į kitą vietą, irgi nieko nebuvo, nieks mūsų neįleido. Tai dabar jisai sugrįš ir pasižiūrėsim, kokia situacija. Sumokėjom už kempingą. Kiek ten Gabija mes sumokėjome? 27,73 €. Tai biški brangiau negu Park4Night programėlė rodė, bet ne problema yra tame, bet įtariu, kadangi išeiginė diena ir dabar ieškame savo kempingo vietos, kur yra 139, kadangi mes su Gabija Silpnaregis centras, bet matau radome ir štai yra mūsų kempingo vieta. Jo, aš dar norėjau parodyti, koks nuostabus čia kelias. Ir čia bala didžiausia, čia irgi, matosi, kad palijo išties nemažai. Ir dar su Gabija pakalbėjome, kai tokios kempingo kainos, tai gal labiau apsimoka ieškoti kokį nors Airbnb arba Bookingas, nes esmė tame visi ten turi savo butelį, gali tą pačią skalbengę pasinduoti vienas, kur būni, tuo pačiu dušu ir tiesiog, kad problema nebent įsituštinti, neįsituštinti patiems, o tualetą ištuštinti, bet problema nėra ir dar gali parodyti, su kuria problema susidarėm dažniausiai. Tai, kad reikia panaudoti nemažai sveikatos, norint įmesti bėgį, tai reikia svarstyti, ar įmanoma davažiuoti iki Lietuvos taip, ar geriau kokiai nors Malagoje ieškotis lietuvių, rusų ar dar kažką, kad galėtų servise sutvarkyti šį dalyką. Garsas irgi išduoda, kad nieko gero čia su šita problema. Bet bandysim važiuoti toliau, kol viskas gerai. Atvykus į kempingą galvoju, reikia šiek tiek pasidomėti apie problemą su greičių dėže, kadangi visi nesame netoli Malagos. Čia daugiau yra kitataučių negu kažkur kitur, nes didžiausia problema, kiek mums pirma būdavo Ispanijoje su ispanų servisais, yra susikalbėjimas, nes jiems sunku paaiškinti ir neparodysi, kad networking ar dar kažkas. Tai maža, kad dar galvoju, gal reikia pradėti spręsti tą ir matau, kad būtent šie modeliam yra įprasta su greičių dėžio problema, kad yra kažkoksai gear shift cable mounting, kuris galima atsilaisvinti, nes reikia, rodo, palysti po automobiliu, sekti laidais trosais ir žiūrėti, kur jisai yra atsilaisvinęs. Tai nežinau, ar čia pačiam tą patį įmanoma padaryti ir priveršti, ar teks kreiptis į servisą. Tai bus matyti. Tai žodžiu, įsiaiškinau tą, kad pavaros viskas gerai veikia, kuomet variklis išjungtas, kaip dabar, bet įjungus sunkiai įsimeta. Tai vis atsiranda daugiau paaiškinamų, kurioje vietoje kas neveikia. Sako Tomas, pabandom patvarkyti patys. Gerai, bandom. Dar? Nieko nesako. Gerai. Žodžiu. Labai juokinga, bet tai ką padaryti, sutvarkyti reikia kažkaip. Tikimės, kad pavyks ir nereikės mums ieškoti serviso. Ir tikimės, kad nebus didesnių problemų. Žodžiu, pamatau, kad dėl masovkės variklės, spėjau dėl to, kad buvo pajungtas tas hidraulas į galą, ten papildomą atsiranda daugiau visokiausių nesąmonių, tai neprieinu prie tos vietos, kur įsimeta tie bėgiai. Dėl to nežinau, ar tiesiog važiuoti, kol važiuojasi, nes paskui matau, kad žmonės skundžiasi, kad neįsimeta atbulinis pirmas arba antras bėgis, ar bandyti kažką ieškoti Malagoje, kad galėtų sutvarkyti. Labas rytas, visus su Velykomis. Vakar galvojome, kad gausis daugiau nufilmuoti kažko, bet kaip užėjo lytis, tai realiai taip ir pasilikome autobuse, nebent tik buvom dar nuėję į tualetą, įsivalyti dantis, šiek tiek Fuksą pavedžioti ir tuom baigti. Šiandien oras matau ne ką daugiau žadantis. Lietuvoje jau kalbėjom su artimais 22-24 šilumos, tai realiai Ispanija tenai, o čia grįžo Lietuva. Ir ką, manome, kad dabar susipakuosime, papusryčiausime ir trauksime kur nors toliau link savo nakvynės vietos. Gabė, turi ką perduoti dar? Ir tikimės rasti gerą orą. Čia svarbiausias dalykas.
Jo, nes dabar jie Ispanijoje užėjo kažkokia lietaus banga, bet kiek matėme pagal prognozes, nuo pirmadienio vėl viskas gerėja. Tai pasimatome neužilgo. Pasivaikščiam su Gabi po parkingą ir nusprendėme, kad reikia šiek tiek susiplanuoti kelionę į priekį ir rezervuoti bilietus į Caminito del Rey. Caminito del Rey, taip trumpai tariant, yra vienas populiariausių žygių su gražiausiais vaizdais pietų Ispanijai, Malagos provincijoje. Ir dėl to jisai yra labai populiarus ir reikia rezervuoti bilietus jau iš anksto. Vakar Gabė žiūrėjo, kad buvo bilietų dar kitai savaitai, tai yra nuo balandžio 1 iki balandžio 7. Dabar prisijungus prie kompiuterio jau matau, kad bilietai artimiausiu atveju yra nuo balandžio 10, 11, 12. Tai realiai savaitės jau nebėra, reikia savaitę į priekį dar netgi, tai įsivaizduoju, kas būna vasarą. Nes dabar irgi, kai mes su Gabė kalbame, atrodo pavasaris, orai dar prastesnis, bet kempingas yra pilnas kemperių. Tai spėju tas pats yra ir su visais kitais lankytinais objektais. Tai jeigu kažkas ir mąstysite apie tenais, tai būtinai tą darykite iš anksto. Nes jeigu turite, pavyzdžiui, lėktuvo bilietą ir tik tai 7 dienas, tai būtų jau skaudu negauti bilietų į šį žygį. O dar šiek tiek informacijos. Į žygį dėja su augintiniais negalima ir vieno bilieto kaina yra 10 eurų. Kas įdomiausia, dar pradėjau dabar gilintis įsivertus svetainę į anglų kalbą, kad jeigu nori eiti be gido, tai artimiausias laisvas laikas yra gegužės pabaigoje, o čianai mums, kaip aš pirmą pasakoju, yra tik tai su gidu, tai kaina jau nebe 10 eurų, o 18 eurų, plus reikia dar 2 eurus mokėti už parkingą automobilio, bei 2,5 euro už asmenį, jeigu nori, kad būtų parvežamas arba, kaip sakyti, grįžimas iš galo žygio į pradinį tašką, nes čia yra, tik kaip supratau, vienos krypties. Tai dar papildomai per 2 žmonės 5 eurai, dėl to galutinė sąmata yra 46 eurai. Atvykom į savo nakvynės vietą, jinai randasi 14 km nuo Marbėjos. Esmė tame, kad oras toliau vis dar nežavintis ir su Gabija, mum išvažiuojant iš parkingo, nusprendėme, kad ne. Gana čia žaisti, gana čia volioti durnių, reikia tvarkytis pavarų dėžę. Kadangi, kaip ir rodžiau, esant mašinai su išjungtų varikliu viskas gerai, tačiau, norint pajudėti iš parkingo, buvo tragedija. Pirma pavara neįsijungia, atbulinė neįsijungia, antra neįsijungia, trečia įsijungia, bet su ja sunku pajudėti ir šiaip ne taip jau abiem rankom gavosi įjungti antrą pavarą. Dėl to nusprendėm, ar čia tvarkysim, ar Lietuvoje, nes mažą ką įsimalsime į kalnus bus dar didesnė problema. Dėl to parašėme Malagos lietuvius. Tai ačiū visiems, nežinau, kiek iš šitą žiūrintis mūsų yra ar ne, bet tikrai nemažai patarimų pateikė, tiek pat dar vieni netgi rašė asmeniškai, kad vienas asmo, kad geriau ieškokite lietuvio arba tik tai ne ispano, nes darbas vyks 3 arba 4 netgi lėčiau. Tai radome vieną įmonę, Galingas Chip Tuning, taip skamba įdomiai, nes aš žinau jos iš Lietuvos, kadangi jie čipoja variklius, tačiau sakė, tvarko kartu ir automobilio mechaninę dalį, ne vien tik kelią galę. Ir su Gabinu pakalbėjome, kad jeigu jie ir apsimtų tvarkyti, tai kodėlgi nepasičipavus mūsų autobusą, nors jame yra 94 kW, tačiau man planuosi buvo ateityje, kad kodėlgi nebiški padidinti, kad ten, man atrodo, būtų 105 ar 110 netgi, tai prie to paties galima nušauti 2 zuikius vienu šūviu. Tai, bet apie tai, manau, jau papasakosime kitame vloge, kadangi šiandien Velykų 1 diena, nieks nedirba, tai mes irgi ją pralauksime, gal netyčia pagerės oras ir kur nors gausis pažygiuoti, o jeigu ne, tai tiesiog prasidėsime prie kompiuterių. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitame vloge ir pasimatome kitame. Iki! Pasveikate? Ai, nedaryk, aš nepasiruošiau. Gabė sako te. Čiau.